Kaip teisingai įsirengti hidroizoliaciją balkonuose ar terasose. Tai aš jau pasidariau nemažai paruošiamųjų darbų. Tai paruošiamieji darbai buvo tokie, kad reikėjo nusišveisti viską, išsivalyti pagrindą, jį nusigruntuoti. Negruntuokit labai su kažkokiais ten ypatingais gruntais, tiesiog, kad surištų dulkės ir tiek. Ir toliau pradėjau lyginti pagrindą. Tai įsilyginau pagrindą ir į ką labai svarbu atkreipti dėmesį ir mano patarimas jums, įsilyginkit viską gražiai ir pasižiūrėkit, kad jums būtų nuolydis. Nuolydis svarbus tam, kad vanduo neužsistovėtų jūsų balkonuose ar terasose. Tai nuolydis turėtų būti apie 2%, tai 2% ant metro būtų apie 2 cm, čia tiek maždaug ir turim, kad visas vanduo gražiai nučiuoštų. Ir taip pat prie kampų būtinai užsiapvalinti, pasidaryti tokį užapvalintą kampą tam, kad vanduo nuo jo gražiai nubėgtų. Dabar gręžiuosi skylutes, kad prisitvirtinčiau savo palangės. Tai palangės tvirtinsim ir ant varžtų, ir ant hidroizoliacijos. Viską įsisirbiau ir sekantis žingsnis yra juostų matavimaisi. Tai ir mano patarimas jums, susimatuokit visas juostas, susidėkit į vietas, kadangi kai užsimaišysit hidroizoliaciją, turėsit labai trumpą laiko tarpą su ją dirbti. Tai dėl to viską reikia būti jau susimatavus, kad darbas vyktų greičiau, tai ir aš dabar pradedu viską matuoti. Tai pradedam maišytis, tai mūsų hidroizoliacija yra iš 2 komponentų. Tai yra va toks kaip pienelis, tai jį pasiėmus reikia visą susimaigyti, susipurtyti gerai. Va taip, visą jį pasidarau, kad neliktų kažkokių gumulų ar dar kažko. Tai va taip visą išmakalavau. Čia miltai. Tai hidroizoliacija džiūna labai greit. Tai dėl to jums rekomenduoju sumaišyti pusę kiekio, o kitą pusę atsidėti, aš irgi taip darysiu. Kas irgi yra labai svarbu, nesumaišykit, kada ką pilti, tai visada pilam pirmą skystį, o paskui beria miltus, tai taip lengviau viskas susimaišys ir to lygiau. Tai pradedu juostų klijavimą, tepuosi su teptuku visą košę. Tai kodėl svarbu į kampus klijuotis šitas juostas tam, kad tai yra silpniausios vietos ir juostos yra tampresnės už hidroizoliaciją ir jos išlaiko, jeigu ten trukinėtų ar dar kažkas, tai jos atlaikys ir tikrai ten jokia drėgmė neįsiskverbs. Tai jeigu matot, kad jau tikrai džiūna jums košė, tai vidurio tepti juostas nebūtina, svarbiausia, kad užteptumėt tik tais kraštus. Tai pasiemam košės ir užsispaudžiam. Tai kam reikalinga ta hidroizoliacija? Ogi tam, kad betonas išliktų sausas ir nepridarytų jums visokiausių paskui problemų. Dabar montuojasi savo skardas, kaip matot, dedu ir ant košės ir prisitempiu su varžtais. Kas irgi svarbu, nepamiršk, kur pasidarėt skylutes, kad varžtis rastų savo vietą. Va, ir kaip puikiai viską prispaudžia, perteklį iš karto nusilyginu, tuoj prisimontuosiu likusią skardą ir iš karto čia klijuosiu aš dar juostą. Dažnai kyla klausimas, ant ko galima tepti šitą hidroizoliaciją. Tai šitą hidroizoliaciją gali tepti ant bet ko. Ir matėte, aš čia tepiau ir ant juostų tepiau hidroizoliacinių, ir ant aliuminio netgi tepiau, jisai prikimba prie visų paviršių. Aišku, prie betono tai čia net nėra klausimo. Tai pirmą sluoksnį baigiau, aš jį vadinau
gruntuojamuoju sluoksniu, jisai yra skirtas tam, kad pagerintų sukibimą antram sluoksniui. Antras sluoksnis yra daromas su mentele, gražiai užlyginant ir užtepant jau storesnį hidroizoliacijos sluoksnį. Ir po to jau jūsų pagrindas yra paruoštas sekančiai dangai. Tai tos dangos gali būti plytelių klijavimas, galite tiesiai klijuoti plyteles, arba gali turėti ir medinę dangą. Tai dėtis lagės ir dėtis medinės lentas, bet po lagiam reikėtų dėtis bituminę dangą, nes vis tiek truputį mediena vaikščios, kad jums hidroizoliacijos nesugadintų. O trečias variantas, jeigu jums patinka tamsiai tokia mėlynai pilka spalva, tai galite su ta pačia hidroizoliacija sumaišyti ją su 1 mm skersmens kvarciniu smėliu, santykiu 1 smėlio, 2 hidroizoliacijos. Viską įsitepsit ir turėsit puikią dangą.